Nu, nori rašyti dar tam tikrą tokią pamokėlę, gal jinai irgi ne pamokėlė, nu pamokėlė, apsvarstymai, mano apsvarstymai, nes kadangi čia nepriseniausiai irgi gavau, tokį suradau video apie vieną tokią moterį, kuris skelbėsi, kad ten yra viską žinanti, viską mokanti, meditacijos ten ir jogos mokytoja, išvažinėjusi visą pasaulį, bendravusi ten su visais nušvitusiais, ten baigus N mokslų ir toliau vedusi pati labai daug visą laiką irgi N mokslų ir kad pasak jos ten, paskui ją ten sekė N žmonių kiekis ir visi tikėjosi ir visi tikėjo ten, ką jinai ten daro irgi ir ką jinai ten dėsto, netgi vadino dievuliu, irgi kaip jinai turbūt taip, gal turbūt, arba ten kažkokia tai, nu jau didžiausia nušvitusią būtybę ir tu tiesiog taip skaitė, jinai save, galbūt, aš nežinau, bet taip tai sako, jinai pati apie save ten kalba ir dar pridėt galėsiu tą nuorodą apie tai, ką jinai kalba. Kodėl mane tai palėtė? Todėl, kad apie tai aš jau kalbu labai daug kartų. Kalbėjau, aiškinau ir visa kita. Manau, kad jai dabar mažai nepasirodys ten ir visur kitur, kur jinai patalpino. Aišku, jinai kas gavosi, kad jinai, norėčiau dar pabaigti, aišku, šitą dalyką, kad jinai visą tai metė ir ir pradėjo skelbtis, kad jinai dabar yra krikščionė ir įtikėjo į krikščionybės dievą. Visi kiti dievai, visos kitos praktikos ir visi kiti dalykai, jai nedavė jokios naudos, vien tik tai žalą. Ir jinai buvo taip sugniuždyta ir tiesiog praradusi save ir visą tą gyvenimą ir taip toliau, viskas pas ją žuvo ir jinai vos ten laikėsi ir paskui toliau atrado Jėzų Kristų. Ir dabar pradeda jau įtikėjo ir ten kviečia visus irgi ten skaityti šventą raštą, Naująjį testamentą, kaip jinai sako. Na ir ten atsiduoti Dievui. Nu ir aišku, ten dar visokie kitokie dalykai, jos ten posakė, kad jinai įtikėjo, kad dabar jau yra blogio dvasios, ten velniai, kaip mes mėgstame pavadinti, arba ten blogis, ten negatyvas irgi, ir kuris egzistuoja ir jinai šitą dalyką dar netgi bandys dar kartą kažką tai ten įrašyti ir paskui toliau paskelbti ir parodyti žmonėms šitos dalykus. Aš aišku apie tuos dalykus jau kalbėjau, irgi užsiminiau, bet aišku ten, kodėl taip sukrėtė, todėl kad aš jau ne vieną kartą šitą dalyką girdžiu ir iš visų labai daug į savo netgi pažįstamų rato ir iš užsienio, iš kitų šalių ir taip toliau. Aš jau minėjau, gal turbūt irgi praleidot pro ausis kažkur tai sakiau, kad irgi daugelis, kurie užsiiminėja visokiom praktikom, dvasiniam praktikom, kaip ten dar irgi reiškiasi ezoterika, irgi, nors, sakau, aš biškutį prieš, aišku, šito dalyko, tai kad daugelis iš jų paskui kažkada tai jau pasiekia tam tikrą tašką, tai reiškia, kaip ir aš, pavyzdžiui, jau padarė kažką tai atradę, pavyzdžiui, tiesiog, nes kadangi, kada užsiminėjai ten visokiom tom praktikom, tada pas tave tikrai
pačiuožia protas. Ir tada tu matai to, ko kiti nemato. Tai tam tikras, pavyzdžiui, kažkokias tai būtybės, ten, neskaitant jau tų baltų arklių arba rožinių kupranugarių, ten pavyzdžiui, arba Kristaus, paskui ten Marijos, ten visokie kitokie apsireiškimai, ten Dievą irgi netgi kiti mato ir taip toliau, ten paskui ten toliau jau įtiki, kad jie yra vos ne iš tų 12 apaštalų irgi, kurie buvo, vienas iš jų ten irgi, mano mokytas buvo tam tikrą irgi pasiekęs būseną ir jisai irgi taip pat irgi vardino save tam tikrą irgi kaip, kad jisai dalyvavo, kada Kristus vaikščiojo po žemę, skelbė savo tiesą ir taip toliau. Ir ten tada jisai viską šitą dalyką regėjo, matė, buvo kaip ir mokinys. Nepaslaptis yra, aš buvau pasiekęs tam tikrą būseną, galiu tikrai dėti ranką prie širdies irgi. Ir pas mane taip pat buvo tam tikri tokie regėjimai atsiradę irgi ir visa kita ir taip toliau. Aišku, iš mano pažįstamų tikrai daugelis irgi paskui toliau, kurie užsiminėjo tam tikrom praktikom, jo, dvasingumo praktikom. Čia ne ezoterika. Aš kaip irgi reikalinga suvokti, kad ezoterika tai yra darbas su pačiu savimi. Čia nelabai to darbo. Ten yra tas darbas su savimi, ten tu, bet taip tai gyveni ir aišku, ten visi dažniausiai ir ta moteris ten dažnai labai paminė, kad tai yra haliucinacijos, tai yra susikurtas pasaulis. O haliucinacijose ezoterika jau irgi tą patį visą laiką kartoja, kad niekas nevyksta. Ir tą dalyką jūs turėjote labai gerai irgi suvokti, tuose dalykuose niekas nevyksta. Kada žmogus pradeda kažką tai matyti, įsivaizduoti ir pavyzdžiui, kurti savyje. Taip, aišku, išskirtiniai atvejai, kada mes duodame kažkokią tai tikslinę programą ir žinome, ko mes norime ir tvirtai laikomės tam tikrų tokių dalykų, bet ten yra, kaip sakau, labai daug sąlygų. Ezoterinė filosofija ten irgi dar turi savo labai daug irgi jo pasakymų ir visa kita. Tai tik tada dar gali, pavyzdžiui, tiesiog žmogui kažkas tai pasidaryti. Bet kada mes, pavyzdžiui, einame į kažkokius tai būrelius, ten pradedame medituoti, ten klausomės visokio, pavyzdžiui, vedlių, ten tie holotropiniai kvėpavimai, ekstazės, ten, pavyzdžiui, arba meditacijos ten gulint, stovint ir užsimerkus ir taip toliau. Priveda žmogų, reikia pripažinti, dėti ranką prie širdies, kad tas žmogus yra haliucinuojantis. Jisai haliucinacijas mato, pavyzdžiui, kaip dykumoj, norėdamas gerti žmogus, atsistojęs visą laiką mato miestus, mato oazes, pribėga, o ten nieko nėra, vėl smėlis. Tai lygiai tas pats irgi žmogaus gyvenime. Čia ezoterika šitais dalykais, kaip minėjau, tokiais dalykais irgi ne kaip tik yra prieš ir kaip tik yra nukreiptas visą laiką visai kitur ir taip toliau. Aišku, dar iš užsienio kiti irgi mane tas buvo sukrėtę, nes aš jau senai šitą dalyką irgi skaičiau ir iš kitų išgirdau, kurie užsiminėjo tam tikrais tokiais dalykais. Bendrai čia galima įtraukti bendrai, kaip sakau, visą tą aukštąjį mokslą, kurį žmonės mokinasi, tai ir numerologija, tai tarologija, ten chiromantija, chirologija, ten ir parapsichologija, ir ten meditavimai, ir kartu religija, kaip minėjau, reiki irgi tas pats, irgi ir taip toliau. Visos šitie, kaip aš minėjau, tai yra aukštojo mokslo disciplinos, tai yra specialybės. Reikia, norit, nenorit, bet reikia pripažinti, kad tai yra specialybės. Irgi aš esu specialistas tam tikros srities.
faktus, taip, kad, pavyzdžiui, tiesiog visi nori, kiti įvardina, nes kadangi daug kas nesutinka, daug ką girdėjau, irgi nenoriu būti ragana, noriu būti specialistė. Man nepatinka tas vat žodis, nu, ta būrėja, ragana arba dar kažkas tai. Tai va, nes tai yra nuvalkiota tokia savoka, tai tada jau tampa visi tam tikros srities specialistėmis. Reikia šitą dalyką irgi pripažinti ir, pažiūrėjau, tiesiog tai yra, kaip sakiau, aukštas mokslo ir disciplinos ir šito dalyko ezoterika nemokina. Tai yra mokina tik tai tos atskiros mokyklos, kurias visą laiką žmogus eina ir mokinas. Aišku, tą diplomą gaila, kad jisai gauna ten pasėdėjęs per 2 valandas, per valandą, arba ten, nu, gal ten prabūna gal kokias ten 4-3 dienas, nu, ten po kokias 2 valandas kasdieną ir paskui ten toliau gauna iniciaciją, diplomą, nu, ir paskui toliau jau yra specialistės. Aš nežinau, kiek reikalinga neturėti smegenų, kad tą dalyką suprasti, kad tai yra absurdas, kad tai yra nesąmonė ir kad pavyzdžiui, aišku, ten paskui toliau, ten gavęs tas diplomą, ten jisai kažką tai pasiskaitęs, ten iš tikrųjų praklausęs kažkokį tai kursą, paskui ten pradeda kažką tai daryti, tarkime, ir ten paskui toliau jisai kūrė savarankiškai savo dalykus ir paskui ten toliau skelbėsi, kad jinai arba jis ten tampa specialistė. Ten dievų arba mokytojų arba dar kažkuo. Tai šitą dalyką aš labai daug kartų mačiau, kad žmogus, kuris absoliučiai neturėdamas jokio sugebėjimų, jokių netgi žinių, absoliučiai net ezoterinių žinių arba, pavyzdžiui, netgi tų paranormalių kažkokių tai žinių, apie ką jisai ten dar kažką tai, bet jam yra noras išmokti, pamatyti sielas, ten, pavyzdžiui, aurą, pradėti burti, ten skaičius ten dėlioti arba dar kažką tai visą laiką. Na ir paskui toliau ten meditacijos, kaip sakau, labai dar plačios visą laiką yra jogos ten užsiėmimai ir kiti dalykai irgi daveda iki tam tikrų tokių dalykų. Bet kaip minėjau, tai yra pati silpniausia grandis pas žmogų, tai yra pati psichika jo. Ir psichika, jeigu truputį pažeidžiama kažkas, tai kaip irgi man labai patiko pasakymas, kaip aš buvau irgi prie Raudonosios jūros, ne prie Raudonosios jūros ten. Tai man ten irgi gidas pasakė, jeigu, pavyzdžiui, ten pasikeistų temperatūra, vandens temperatūra sumažėtų nors ten kokiais ten 5 laipsniais, 6 laipsniais, ten mažiau netgi, tiesiog tai įvyktų labai didžiuliai, nepataisomi pakeitimai pačiame vandenyne, floroje, faunoje, koraluose ir visuose kituose dalykuose. Tai įsivaizduojate visą laiką irgi, jeigu tai veikia tokie dalykai, tai kaip veikia irgi, pavyzdžiui, žmogų. Ir aš pats irgi mediciną studijavau ir mokinausi ir pats visą laiką buvau ten, daug kartų girdėjau ir pats visą laiką paskui kitiems sakydavau, kad nors keli laipsniai pasikeitimai jūsų galvoje atšąla, tarkime, jūsų galva keliais nors laipsniais įvyksta labai didžiuliai psichiniai pakeitimai jūsų galvoje. Bėda yra paskui tame, tik tai, kad kaip ir ezoterinė filosofija visą laiką minė, tai, kad yra 2 savokos, kad yra durnius, kuris žino, kad yra durnius, ir durnius, kuris nežino, kad durnius. Ir čia vat ir yra visą laiką visi va tokia, ten susiveda į va šitą tokią kaip ir formulę. Todėl ezoterinė filosofija ir sako, kad, pavyzdžiui, tiesiog žmogus, durnius, kuris žino, kad yra durnius, yra ne durnius. O durnius, kuris nežino, kad jisai yra durnius, yra visiškas idiotas. Ne tik, kad jau ten durnius. Aš ten mėgstu netgi pavadinimą debilą. Aišku, su šito pavadinimais jūs ten, aišku, galite ir nesutikti, bet aš jau ne vieną kartą
esu irgi įrodęs, ir kad taip galima vadinti, ir kad taip yra, ir taip toliau, taip toliau. Šitos sąvokos yra, egzistuoja ir reikalinga pripažinti, negalima ten vadinti kito žmogaus, ten durnių, idiotų, ten debilų arba dar kažkuo, ten jisai yra kitaip masto ir taip toliau, taip toliau. Aš aišku kalbėjausi labai daug metų, lankiausi tik tai kaip ne klientas, bet kaip irgi kaip žmogus, pavyzdžiui, tiesiog irgi ir psichuškėse, psichinėse ligoninėse, ten kalbėjau su psichiniais ligoniniais, ten manęs irgi prašydavo žmonės įvairių paslaugų, arba ten, pavyzdžiui, ar galima ten pakeisti, ar kaip ten toliau kažką tai padaryti. Netgi turėjau savo pažįstamą draugą, labai gerą artimą, irgi kuris buvo mokslininkas irgi ir taip pat jisai dėstė universitetuose, dirbo kaip dėstytojas, bet kartais nuo karto jisai užsidarydavo į psichiatrijos ligoninę. Pats ten nuvykdavo, užsidarydavo ir ten paskui toliau jisai darydavo, tiesiog sėdėdavo, tiesiog nemedituodavo, bet tiesiog būdavo, gyvendavo, tiesiog, kad irgi nuraminti, kad neišprotėti. Ten, aišku, paskui ir knygas ten kelias išleido, ten visą kitą apie tuos dalykus. Ir aišku, ten prisipažįsta. Būdavo pas jį dar tam tikrų tokių atvejų, kad irgi skambina kažkas tai iš universiteto ten ir sako, davai, varyk greitai iš tos psichuškės, reikia kažką tai, pavyzdžiui, paskaityti, duoti studentam paskaitų, tada jisai vėl persirengė kitais rūbais, jisai turėjo tą teisę, tiesiog galėjo, jisai nebuvo laikomas, jisai gulėjo ten su tais durniais. Ir paskui tiesiog jisai vieną paskaito, paskui grįžta atgal. Ir tai tikrai yra, ir tikrai tai buvo. Jo vardas yra Saulius Pečiulis, jisai jau senai išėjęs irgi, bet man pasitaikė proga ten su juo gana labai artimai ir labai ilgai bendrauti. Jisai mokėjo groti labai gerai gitarą ir visą kitą. Galite pasižiūrėti, gal ten, pavyzdžiui, tiesiog gal yra kokių knygų kelios, kokios ten jisai leidimus turėjo. Apie tai jis irgi aprašo, kad psichiatrijoje ten žmonės yra gal netgi protingesni negu čia yra. Irgi. Tai tokia, tiesiog jisai nebuvo irgi, aišku, psichinis ligonis, kaip ten, pavyzdžiui, būtų galima, tai irgi galėtumėm ten traktuoti ar dar kažkas tai, bet jisai, darydavo tikrai ne eksperimentus, aš ten klausiau, kodėl jisai, bet jisai tiesiog dėl savęs, dėl savo psichinės tam tikros būsenos, gal, pavyzdžiui, kad nepradėti kažką, tai jisai knygą rašydavo, ten atsigulęs, gulėdamas, vaikščiodamas, bendraudamas ten su tais visą laiką psichais ir visą kitą tenais. Todėl aš turiu irgi tam tikrą tokią irgi patirtį, irgi kalbėdavausi, tikrai labai daug kartų bendraudavau ir jeigu kam nors kitam nepatinka, tai tikrai galite tiesiog neklausyti tokių žodžių, bet iš tikrųjų tai žmogų galima įvardinti, kad jisai yra paliegęs irgi, jisai psichinis yra ligonis. Ir tai, psichiatrija tai daro, ne psichologija, psichiatrija. Tai va, psichiatrijoje tai yra tam tikros tokios irgi, tam tikri tokie dalykai. Aš netgi buvau ir kūriau irgi tokią paskaitą labai didelę, irgi buvo irgi apie šitą dalyką ir nenorėčiau čia irgi plėstis apie tam tikrus tokius dalykus. Tai va, tai daugelis žmonių irgi, aišku, yra nepakaltinami šitais visą laiką dalykais ir aišku, kaip sakiau, yra tos sąvokos dvi, kad žmogus, kuris nežino, kad jisai yra durnius, yra visiškas idiotas. Nepykite, bet taip yra. Aš tą dalyką labai ilgai stebiu ir matau, pavyzdžiui, visą laiką galite klausti iš karto pas jumis kyla, ką aš save gal tada kažkuo tai laikau irgi nedurnium ir taip toliau. Tikrai nesileisiu tam tikrus tokius apsimąstymus,
pagalvojimus arba dar kažkokius tai kitokias išvedžiojimus, bet iš tikrųjų taip yra. Daugelis žmonių, tai 96% žmonių netgi yra laikosi tam tikros, nesilaiko, bet tikrai yra papuolę į šitą pasakymą. Nes jisai nesupranta, ką jisai daro, bet jisai daro. Mes visą laiką turime savo kažkokius tai įsitikinimus, savo dogmas, savo kažkokius tai kitokius dalykus, nors mes ten irgi traktuojame, kad mes netokie, mes kitokie, aš šito dalyko irgi nepriimu, mes tokie patys, visi iš vieno molio, visi iš tam tikrų tikrai elementų, sukurta esate tik tai vyras ir moteris, ir paskui ten toliau jau yra zoologijos sodas, ten pilna visą laiką visokių kitokių dalykų. Tai va, tai ir aš lygiai taip pat, irgi kaip ir visi kiti, esu tame tarpe, bet tik tai, kad dar pakol kas yra kitas, kaip ir aš, pavyzdžiui, mokinu pas save akademijoje, tai irgi tapti sąmoningu žmogumi. Aišku, vėl tai yra tokia plati, išplėstinė savoka, kaip ją ten suprasti, kaip ten pačią atrasti, aš esu sąmoningas, nesąmoninga ir taip toliau. Tai yra gana irgi įdomi, aišku, ta tema, bet irgi nenorėčiau šito dalyko irgi plėstis, nes ne apie tai norėčiau šnekėti. Tai va, tai pavyzdžiui, tiesiog siekiant kažkokio tai sąmoningumo analizės, pavyzdžiui, tada, kada aš galiu kažką tai matyti ir priimti visą tą pasaulį, ne tai, kad ten kažkokias tai pagal savo dogmas, bet matant save ir iš šono, ir stebinti, ir visą kitą, ir žiūrint, aš, pavyzdžiui, tikrai esu dar savimi labai gana patenkintas. Matau, kad pas mane dar mano blaivus, kaip aš vadinu, blaivus protas dar manęs neapleido. Daugelis visą laiką, visi kažkokie tai kataklizmas arba, pavyzdžiui, kažkokios tai bėdos arba kitokie dalykai, pas mumis šitą dalyką labai gerai atspindi ir parodo. Žmonių visuomenė, aišku, tikrai yra labai įvairovė ir, aišku, žmonės nekontroliuoja nei savo veiksmų, žodžių ir kitokių dalykų. Todėl iš ten irgi kyla labai daug visą laiką visokių ten pasakymų, kad žmogus vieną daro, kitą kartą kažką tai galvoja, ir ką jisai nori, tą ir daro. Jisai paskui priima, nenori visą laiką nusileisti, paskui vėl toliau jisai, ir paskui toliau jisai viską išvarto, kad čia ne jo reikalas, kad jisai čia ne apie tai, kad jisai norėjo ten kažką tai šnekėti, daryti ir taip toliau. Kaip minėjau, aišku, labai daug kas įtakoja. Kažkokia tai, pavyzdžiui, gali būti ten, pavyzdžiui, ekonominės kažkokios tai katastrofos, ten, pavyzdžiui, lygos, kaip ir buvo tas covidas, kuris irgi atsiradęs šiandien, irgi tie visą laiką dalykai, dar, pavyzdžiui, ir kitokios ten lygos, visą laiką šitą dalyką irgi taip pat parodo, tos neadekvatų elgesį ir, pavyzdžiui, nenorėjimą galvoti. Tiesiog pasidavimas kažkokiams tik tai emocijomis, ten, pavyzdžiui, viskas mes mirysime, einam žudytis, ar visi idiotai, kurie nesupranta, kad visi mirs. Yra labai daug kartų šitą dalyką, kaip aš visą laiką šitą dalyką kartais duodu tokį pavyzdį, kad irgi skrenda lėktuvas, viskas gerai, visi ten laimingi ir paskui jis pradeda kristi ir tada pradeda visi rėkti, klykti, mes žuvsime vienas ten, viskas, aš ten daugiau bet aš vardą noriu gyventi, ten kitas aš jau noriu tik tai paskutinę kartą pasimylėti, ten kitas ten puola ant žemės, ten irgi pradeda isterikuoti, verkti, klykti, kitas ten atsiklaupia, pradeda melstis, ten irgi kitas pradeda kitą žudyti, kaltinti kažką, tai ten pjaustytis ir taip toliau. Ir daug dievė, kad ten gal kažkoks tai ten vienas iš to viso ekipažo, iš tų visą laiką vienas žmogelis pasilenkia į apačią, pasižiūri, kad ten yra parašiutas, pasiima, užsideda ir šoka iš lėktuvo krentančio.
Tai yra sąmoningumo, tai yra sąmoningas žmogus. Tai va, kad biškutį kažkiek tai nors truputį, kad kažką tai galėtumėt suprasti, kas tai galėtų būti, galima būtų maždaug apibūdinti. Tai va, tai žmogus, kuris visą laiką gali priimti teisingus, labai greitus teisingus sprendimus. Aš taip maždaug apibūdinu. Aišku, ta savoka jums dar daug gal yra nelabai suprantama, galite ginčytis ir visą kitą, bet aš manau, kad irgi po ilgų debatų, po kokių 3 dienų sėdėjimo ir aiškinimus ir visą kitą, prieitumėm mano tikrai tos išvados. Tai va, tai tokių žmonių, aš pavyzdžiui visą laiką, kaip minėjau, tai yra visą laiką skirstomi iki tam tikrų tokio dalyko. Aišku, dabar apie tą atvejį, kodėl jisai mane, kaip sakau, palietė vien tik tai dėl to, kad aš jau daug kartų šitą dalyką esu jau susidomėjęs. Aišku, daug kartų šitą dalyką daug kas niekas nenori irgi girdėti, nes kadangi ir šitos moters, aš irgi, man gaila tam tikrą prasme irgi, tiesiog pas mane, nors pas mane gailesčio nėra. Tai jinai asmeniškai bus sutrypta kitų, kurie vėl toliau tą patį daro. Aš irgi, kaip minėjau, lygiai taip pat praėjau. Patikėkit manim, praėjau ugnį, vandenį, varinės triubas, praėjau visokius mokymus ir visokius patyrimus ir visokius kitokius dalykus. Irgi lygiai taip pat buvo daėjęs iki pasiekęs labai aukštą lygmenį irgi taip toliau, gal aišku, tik tai ne pasauliniu mastu. Irgi, aš iš tų, kurie pas mane ezoterinis mąstymas, aš ne tas žmogus, kuris visą laiką įstoja ant parako statinės ir pradeda riešti savo kalbą, klausykitės ir ten taip toliau. Aš biškutį daugiau prisilaikau ezoterinio tam tikrų tokių dalykų, tai yra mokytojo tam tikro irgi tokio lygmens irgi, tai tas mokytojo toksai lygmuo yra toksai, kad aš, pavyzdžiui, nesikišu į beprasminės kažkokias tai debatus ir ten ginčijimus ir visą kitą. Bet aš atsakinėju į tos klausimus, kuriuos man duoda. Bandau, kiek galima, aišku, manipuliuoti, kiek sakyti, kiek nesakyti, nesakau, čia vėl grįžti apie tą ezoteriką, kalbėti, kas tai yra, nes kadangi, sakau, tai yra pagal mane, tai yra visiškai, aš duodu naują supratimą, beveik naują supratimą, negu yra parašyta Wikipedijoje, nors Wikipedijoje irgi taip pat tikrai lygiai tą maždaug apibūdinimus, tam tikrus tokius dalykus, aš išlaikau ir tai yra tikrai tiesa. Ten yra tam tikros tiesos, kad ezoterika tai yra slaptas mokslas. Tik tai tiek irgi, bet aišku, reikia plėsti tą sąvoką. Irgi, kodėl jis slaptas, ką jisai pasislėpia, kas čia paslaptingo yra ir taip toliau. Aš mėgstu šitą dalyką, labai dažnai atsakau paprastai, kad, pavyzdžiui, kas yra viešumoje ir galite susirasti bet kur, bet kokiam kompiuteryje, ten išmaniajame intelekte, tarkime, ten Google arba dar kažkas tai kitose ten šaltiniuose knygose arba dar pas žmonės ten irgi nušvitusius irgi ten irgi tai visa tai yra asmeniškai tai nėra tiesa. Tai yra tik tai išmąstymai, tai yra visokia kitokia tiesa, šitaip, jinai gal kažkur tai ir yra, bet tarp to milijardų, ten visą laiką įsireiškimų ir visokių kitokių dalykų, jinai pasimeta ir ten žmogui atrasti tą tiesą tai yra labai, tai yra beveik neįmanoma. Tiesa yra paslėpta. Irgi, tai todėl jinai perdodama tik tai iš lūpų į ausis, kurios nori girdėti. Taip yra ir kabalos mokslas tą dalyką visą laiką irgi pabrėžia. Ir tiesiog tas pasakymas man labai patiko irgi. Aišku, čia reikėtų dar, aišku, ten įsiplėsti, dar kažką tai padaryti, bet aš, kaip sakau, aš esu vienintelis,
gal turbūt Lietuvoje, kuris keičia irgi ezoterikos patį supratimą į naują. Nes per šitiek metų niekas nesikeitė ir ten buvo tiek nuvalkiota ir tiek visą laiką yra hipotezių ir paskui ten toliau stato ant to dalyko, vėl kaip sakau, žmonės visokias pilis, ten savo visokią hipotezės ir visokius kitokius dalykus. Par to, kad jie paklausytų, ką šneka, iš tikrųjų, aš tikrai perėjęs, sakau, daugą. Tik tai, kad nesiskelbęs ir tikrai nesiruošiu niekam skelbtis ir dar ten kažką tai įrodinėti. Tai yra mano praeitas etapas, ezoterinė filosofija, šitą dalyką, kaip sakau, kas buvo gale, ten praeityje visą laiką yra užmirštama. Yra tik tai kai kurie dalykai pasiimami, tas, kas, pavyzdžiui, tiesiog man reikalinga ir ne tai irgi. Aišku, yra psichologinės taisyklės ir dar kiti dalykai. Aišku, reikia mokytis šito dalyko, kaip sakiau. Pati ezoterika tai yra pati vidurinė mokykla, tai nėra aukštoji mokykla. Tai va, bet į aukštąją mokyklą galima tik patekti tik tai išmokus ir vidurinę mokyklą. Vidurinės mokyklos nemokėsite tikrai. Dabar pas mumis taip yra. Visą laiką niekas nieko nemokino, niekas nesimokino, jokia vidurinė mokykla, eina tiesiai į institutus ir jau tampa labai gerais idiotais. Nepykite, bet taip yra, nes kadangi, kaip sakiau, tai yra pati jautriausia sistema, tai yra psichologinė visą laiką mūsų būsena ir jeigu jinai pažeidžiama, viskas. Ir tada žmogus nukeliauja, išeina ir, pažiūrėjau, tada jisai nusikalba ir ten daro savo kažką tai visą laiką. Ir kaip sakiau, to durniaus jau idioto tikrai nesustabdysi visą laiką. Ten irgi. Tai ir tos tiesos ten tikrai yra gana mažai. Aišku, kaip minėjau, kodėl ten irgi daugelis kitų užsiminėdami tam tikrais visą laiką dalykais irgi pažeidžia savo psichinę būseną. Aš kiek kartų irgi taip pat irgi pasisakymuose, pavyzdžiui, kitur aš visą laiką irgi bandydavau šitą dalyką padėlioti ir pasakyti irgi ten, pavyzdžiui, tiesiog pranešti jums, kad irgi užsiminėdami, nežinodami, kuo įsimate, einate pas mokytoją, ten dar kažką tai klausotės, kuris neturi jokių, pavyzdžiui, tiesiog atsakomybės jokios, tai yra pats pagrindinis dalykas. Nuveikite pats ir paklauskite pas bet kokį tiesiog žinovę irgi, ar ten jinai taip įsima atsakomybę, jeigu tą, pavyzdžiui, visą laiką, ką jinai sako, arba ten jisai sako kažkas, tai pakenks jums. Jisai nesijima. Jisai tada tik tai gali apkaltinti, kad jūs ne tuo laiku, ne taip darėte, ne tą ranką, ne tą koją, nebandėte sekti jos ir taip toliau, nes kadangi aš dabar toks, man gerai, o tau čia blogai, tai čia yra, reiškiasi, mėnulis blogas, kitų žmonių įtaka bloga, paskui karminiai dalykai, kada jau gydytojai irgi jau nesugeba kažką tai gydyti. Irgi tas pats karma, pas tave karma labai jau ne vieną kartą girdėjau, tai buvo pats įdomiausias dalykas, pas gydytoją nueini, pas tave karma. Tai taip, žinai, galvoji, kad čia atsidūrė irgi pas ką. Irgi. Čia pas tave paveldimumas irgi, dabar paveldimumas, bet ta karma irgi daugiau, dabar irgi, paveldimumas ir yra karma. Jeigu tai, pavyzdžiui, tarkime, irgi tas pats visą laiką. Iš praeitų gyvenimo, nes kadangi paveldimumą jie visą laiką, ten sako, tavo tėvas sirgo tą ligą, ne, sakau, nesirgo. Mama sirgo, ne, sakau, nesirgo. O dėdukas? Irgi, paveldimumas. Bet taip, jeigu tai, pavyzdžiui, logiškai, tai jau reikia suprasti, kad tai yra karminiai procesai ateina. Jau tada yra gražu. Aišku, aš nekalbėsiu apie šitos dalykus, visą laiką paveldimumo irgi ta tokia problema. Tai va, tai žmogui irgi, pavyzdžiui, tiesiog kažką tai suprasti ir paimti, pavyzdžiui, iš gyvenimo irgi yra gana sunku,
įvairovė labai didelė yra ir aišku jisai pasimeta. Ir kada pasimeta, jisai pradeda kurti. Kurti tai reiškia fantazuoti. Ir tikrai nepykite daugelio, tai, pavyzdžiui, supratimai apie energetinės visą laiką struktūras, apie visokius kitokius dalykus. Ten, pavyzdžiui, tiesiog tai yra iš fantastinės knygos. Irgi vakarietiškam protui, reikia paminėti šitą dalyką, kad yra rytietiškas, vakarietiškas protas. Irgi mes esame vakarietiško daugiau proto ir vakarietiškam protui daugiau yra aktualu fantazijos. Tai reiškia pačiam susikurti kažkokias tai hipotezės, ten, pažiūrėjau, kuo vaizdingiau, kuo realiau, jausmingiau, dar irgi žinant tam tikrus visą laiką dalykus. Ten, pavyzdžiui, ir tada jau žmonėms, pavyzdžiui, kišti tam tikrą tokią informaciją yra gana, nėra labai jau sunku daugumai žmonių. Rytietiškame mąstyme šito dalyko kaip ir nėra, nes kadangi ten daugiau visą laiką remiamas yra mokytojo sfera, nes ten žmogus, jisai neturi interneto, jisai ten negali kažko tai ten irgi kreiptis, todėl ten dažniausiai, kaip, pavyzdžiui, ir Tibete arba kažkokios tai kitose ten šalyse, kur yra tas, vat irgi, aišku, mokyklos yra, ten visa kita, bet daugiau visą laiką einasi, ten duodama, vaikai išleidžiami mokytis, pavyzdžiui, tiesiog skaityti, gal kažkokiam tai vienuolyne, jisai ten kažką tai bus parankesnis, gal ten daugiau uždirbs, išmoks, pavyzdžiui, tarkime, ir, pavyzdžiui, kažkas tai taps kažkuo tai. Aišku, ten irgi papulti gana sunku, nes ten dykaduonių labai daug yra, beveik visi ten irgi, ir ten tie, kurie vaikai ten ateina, jie ten skaito tas mantras ir visokius kitokius ten dalykus, atlieka ten kažkokias tai apeigas, bet dažniausiai sulaukia pilnametystės, jie visą laiką tepa slėdės ir leidžiasi nuo kalnų ir bėga kažkur tai kitur, bėga pasislėpti, bėga į šitą vakarietišką pasaulį, nes kadangi, kad ten įsigyti kažkokią tai specialybę, tapti protingesniu ir kažką tai pradėti dirbti irgi, o ne ten pusbadžiu laukti kažkokiam tai būsenoje irgi ten tiesiog visą laiką nušvietimo. Vakarietiškam pasaulyje pas mumis tiek yra jau išpindėję irgi visi, kad jiems reikalinga atsipalaidavimas, kažkoks tai visą laiką, tada jie ten bėga atgal, ten, kurie ten išbėga, tai ten bėga visi šitie irgi ten daugiausia visą laiką ir ten tada užsidarę bando medituoti. Ir ten paskui toliau ieško kažkokio tai nušvietimo ir paskui atėję dar paskui čia pradeda iš vis nesąmonės kalbėti. Nors ten, kaip sakau, ten mokslo ten tikrai nėra, ten yra tik tai tam tikri dalykai. Ten reikia daug ką suprasti, pasiskaityti, pasižiūrėti ir taip toliau, taip toliau. Aš aišku nenoriu plėstis. Tai va. Bet tą dalyką gali patvirtinti daugelis, kuris visą laiką, kurie tą dalyką susidūrė ir ten, pavyzdžiui, kažką tai nors kažkiek tai pradeda galvoti jie tikrai. Nes kadangi kažkur tai Indijoje tai ten milijardai yra tų dievų ir visą laiką mokytojų ir ten tavo pasirinkimas yra N, jo, dar kokiam 3 laipsnėje. Tai ten gali kiek nori, ko tik tai nori ir ten, ir tapti ten greitu ir lėtai vystyti, ar mane nogam įsilipti kokią nors ten palmę, visko ten yra. Ir ten visi dievai. Ir visi dievai irgi. O čia pas mumis ten pasiskaitė, pabuvo, pamatė ten kažką tai, ir paskui toliau klausosi irgi, sakau, ten mokslų tenais tikrai niekas gauna tam tikrą tokią kažką tai visą laiką, bet tikrai patikėkit manim. Tai nėra tiesa ir taip toliau. Ten tikrai Tibeto, pavyzdžiui, mokytojai yra pasislėpę, jų nėra, iš vis jų nesurasi, su žiburiu net nesurasite. Irgi galite nusiraminti, nurimti ir tikrai šito dalyko ten tikrai nėra. Ten aišku visi tik tai skelbiasi, kad yra mokytojai. Bet taip tai visi yra pasislėpę,
ne tai, kad ten pasislėpia, bet tiesiog jie neina į viešumą, jų tiesiog niekas nieko nesirodo ir ten nieko nėra. Ten yra tik tai apsimetėliai, daugiau kinų tautybės, pavyzdžiui, visą laiką. Nes ten Kinija yra daugiau užgrobusi, ten kinų mokslas yra, jokių Tibeto, ten tam tikrų tokių dalykų, kad atrasti, tai patikėkit manim. Aš ten iš vieno tik tai labai gerai girdėjau, sakė, jeigu ten tik tai papuolė, ten žmogus papuolęs, tai jisai maždaug po kelių savaičių prarandamas tas žmogus, nes kadangi pasikeičia smegenis, apsiverčia. Pasikeičia visiškai kitaip, jisai masto, pradeda kitaip visą laiką matyti ir pradeda kitaip suprasti. Netgi per labai trumpą laiką. O visa kita, ką jūs čia yra pabėgėliai iš tų, kurie ten nenorėjo, kurie tingėjo kažką tai daryti, tai jie paskui toliau čia apsiskelbė, mato, kad irgi aš čia grįžau, aš ten baigiau tą ir tą, aš ten turiu ten tokį, ten baigiau viską irgi pasiklauskite, bet man labai įdomu, gal aišku bus irgi kitiems irgi labai skaudu, bet jeigu kada patikrintų jūsų, pavyzdžiui, ten tiesiog visą laiką, ką jūs ten baigėte, ten mokyklas, ką jūs ten skelbėtės ir visokios kitokios dalykus, jas net neegzistuoja, jeigu tai, pavyzdžiui, logiškai pridėkite ranką prie širdies, neegzistuoja. Kaip ir šita visą laiką mergina, aš jos aišku ten nieko beveik neprisimenu, tiesiog nes jinai mano gyvenime, tiesiog aš apie jį nieko negirdėjau, gal kažkur tai ten. Apie dievus aš ten dievybės, žinau, kad tam tikrų laikų pas mumis buvo irgi atėję vienas dievas, skelbėsi ir prašė, kad visi atsiklauptumėm ir pradėtumėm melstis, nes jisai tada išvalys visą kitą mumis ir duos mums amžiną karalystę ir taip toliau, taip toliau. Ir kada mokytojas mano dar paklausė, sako, tau sako 20 rublių užteks, sako, tas sako, jeigu daugiau negalite, sako, tai pilnai užteks. Ir paskui, kada davėm tuos 20 rublių, taip dingo dievas, kažkur tai išėjo kitur dėstyti ir daryti kažką tai. Juokinga, nejuokinga, nežinau. Noriu tik tai, kad irgi pradėtumėte irgi labai gerai galvoti apie tam tikrus visą laiką dalykus. Aišku, dar yra, kodėl tai, pavyzdžiui, visą laiką įvyksta, kodėl ten, kurie ten užsiminėja tam tikrais tokiais dalykais, paskui toliau vėl persiverčia ir meta tuos visą laiką dalykus. Irgi norėjau paminėti, kadangi, nes irgi labai daug kartų irgi kalbėjau, tikrai pavardžių nenoriu minėti, nes kadangi tai tiesiog nemėgstu kalbėti apie šitos visą laiką dalykus, bet tikrai galiu ranką pridėti prie širdies, kad tikrai yra labai daug žmonių, kurie užsiminėjo tam tikrais dalykais, paskui toliau jie patys kaip gavo kaip ir nušvietimą ir paskui toliau jie ne tai, kad pereina į krikščionybę, tarkime, ten kažkur tai, bet jie labai daugelis pasako, kad baikite mokytis ir baikite čia nesąmonės daryti. Užsiminėti ir juokinti kitus žmonės ir pavyzdžiui, ten kurti kažkokias tai, ateiti kažkokią ten, pavyzdžiui, tiesiog apie kažką tai visą laiką. Kiekvienas čia tik tai, jeigu tai, pavyzdžiui, logiškai, tai nori būti svarbus, svarbi, kad jį ten gerbtų, ten ir ego labai gerai pakyla, patikėkit manim. Nors ir aš paskui nepripažįstu, nesu svarantis laiką, kaip mėgsta kiti daug kas irgi nušvitusių galvoti ir sakyti, bet jose visą laiką yra. Jeigu aš turiu dvi kojas, tarp kojų turiu gal kažkokios tai dar atpažinimo ženklus, ten vyro, moters, ten pavyzdžiui, arba ten esu į žmogų panašus, panaši būtybė, tai patikėkit pas mane, aš esu rinkinys visako irgi. Ir kad pripažinti, kad aš vandenyje ir kad aš nešlakas, tai aš nežinau, kokio reikia būti debilu, nušvitusiu. Gal ne, bet irgi nepykit, bet taip yra. Ir
todėl, pažiūrėjau, daugelis visą laiką visų sako, kitų sako, baikit. Sako, ką aš užsiminėjau, tai buvo grina apgaulė, tai buvo tik tai ėmimas pinigų ir noriu, kad visi kiti atsibūstumėte ir to dalyko tikrai nedarytumėte. Taip yra. Ir, pažiūrėjau, pas mane, aišku, daug kartų šitą dalyką mačiau tarp savo tam tikrų irgi pažįstamų, kurie irgi tam tikrais tokiais dalykais susiminėjo, irgi, pažiūrėjau, ten irgi vieną turėjau draugą, irgi, tikrai neminėsiu pavardės ten irgi, bet irgi taip pat ant pačio galo, pačiam gale prieš mirtį, nes niekas nežino, kada ta mirtis ten irgi, bet jisai tiesiog irgi perėjo į krikščionybę. Kada man paskambino ten, paskui sako, Mindaugai, aš atradau, žinai, iš tikrųjų atradau. Ką tu atradai? Sako, Kristų. Aš nesiginčysiu apie šitos visą laiką dalykus, aišku, ar tai yra gerai ar ne, ar tai reikalinga. Kiekvieno žmogaus, kaip sakau, yra pasirinkimas ir, pavyzdžiui, ten tikėti, kokia mano, pavyzdžiui, ką aš darau, tai tikrai pas mane yra visai kitas supratimas, šitą dalyką aš dėstau tik tai akademijoje, pas savo mokiniams ir tai dar atsiklausęs labai ilgai ir tam tikrų dalykų, kad nebūtų tam tikrai pažeidžiami kažkokie tai, pavyzdžiui, tam tikri tokie dalykai. Todėl aš galiu kalbėti ir taip galiu, ir taip, nes viena netgi iš tų priežasčių, kad aš, pavyzdžiui, kaip augau, kai buvau irgi ten, mano viena buvo dalykų, tai buvo mane padaryti kunigu, kad aš tapčiau irgi, aš tada ir mokinausi, skaičiau labai ilgai, visą laiką tą šventą raštą, patarnavau, buvau irgi kaip ir bažnyčioje, irgi varpelių skambindavau ir ten taip toliau, vaikai būdavom. Tenais irgi, tai tikrai šitą dalyką galiu, tikrai perėjau ir su labai daug kartų kalbėjausi su teologais, pavyzdžiui, ten irgi su žmonėm, ne tai, kad ten jau kalbėdavom, bet rimtai užsiimdavom tam tikrais visą laiką dalykais ir mane mokino. Tam tikra būdavo, tam tikri tokie pokalbiai, aš visą laiką duodavau tam tikrus laiką klausimų, man atneždavo visą laiką visokias knygas, šventus raštus ir ten paskui rodydavo, kur kas yra parašyta ir taip toliau. Aš vėl, sakau, tas paskui įvyko tik tai dėl to, kad pas mane atsirado labai daug klausimų, į kuriuos krikščionybė man nieko nedavė, tikrai atsakymų nesuteikė. Ten jokio, tikrai nepatikėjau žemės sutvėrimo, kažkokia tai ten irgi teorija ir ten Adomu ir Ieva ir visais kitais dalykais. Kame reikalas, nes kadangi galiu pasakyti tik tiek, kad pačio galo jau beveik jau kada ir visiems jau, kaip sakoma, užknisau, neužknisau, bet gal, pavyzdžiui, tiesiog irgi jie patys, gal tiesiog patys suprato, kad tai yra ta, ką jie kalba, ką jie ten daro, ten, pažiūrėjau, su teologais labai įdomu pakalbėti. Ne tai, kad su kunigais. Kunigai tai yra tokia, kaip sakau, fanatizmas arba iš vis tiesiog nesupratimas, ką jie daro. Tai yra baisi liga. O, pažiūrėjau, ten tie žmonės, kurie visą laiką studijuoja, ten pavyzdžiui, kažką tai tiesiog šventą tą raštą, ten bando visai kitaip, tai ten su jais dar tikrai daug kas įdomiau šnekėtis, negu aš ir kalbėjausi su labai daug kunigų, su tikrai irgi labai daug kartų, bet su teologais man daugiau patiko, nes kunigas, jisai netgi nemoka atsakyti kažką tai, netgi klausimus, jisai kažką tai beria, kažkokias tai nesąmonės, jam duodi klausimus, jisai pasimeta. Vat, pažiūrėjau, man irgi teologai tenais irgi, tai tada man labai patiko, ten ant pačio galo, tiesiog gal buvo, ne pačio galo, mes vis tiek paskui dar kartais pabendraujame, tai buvo labai gražiai man pasakyta, kas man labai apibūdino ir parodė visą šitą dalyką. Tai reiškia, pasakė taip, sako Mindaugai, sako, krikščionybė arba tu Dievu, arba tu tiki, arba tu netiki.
Tai yra tik tai tiek. Jeigu tu įtikėjai, ką perskaitė arba tau kas yra sakoma, tu turi nesąmoningai ir tiesiog turi tikėti. Įsivaizduojate? Ir taip tikrai yra, ką jūs norite, galite kalbėti, aš paskui labai gerai šitą dalyką irgi supratau. Arba tu tiki, bet besąlygiškai, irgi tiesiog be jokių, yra pasakę, kad Kristus buvo, kad vaikščiojo ir vaikščiojo, kad užmynė, kad ten yra padaryta, ten ir taip toliau, tą padarė ir taip toliau, viskas. Tu turi įtikėti arba netikėti. Nes kadangi tenais jau nėra klausimų, negali būti. Krikščionybėje esmė vis dėlto prisiminkite mane, prisiminkite mano žodžius, galite ten klausytis ir visokie kunigai ir visokie kitokie. Ten, pavyzdžiui, visą laiką pridėsite ranką prie širdies ir galite tikrai tą patį suprasti. Kad irgi krikščionybė tai yra arba tu tiki, arba tu netiki. Jeigu tu netiki, tada nekalbėk ir tada eik kažkur tai, kur tu nori. Neuždavinėk klausimų. Čia jau paskui galioja tam tikrai tokie dalykai. Jie gali klausimus užduoti, kaip irgi dažnai visą laiką jums ne vieną turbūt irgi sustabdė kažkur tai gatvė ir paklausė, ar tu žinai, kur tu nukeliausi, kada tu numersi, į kokį pragarą. Irgi prisimenat visą laiką, irgi ne vieną, turbūt visi susidūrėte ir visi šitą dalyką žinot. Tai va, arba tai religijoje yra tam tikrai tokie dalykai. Aišku, aš ten tikrai nenoriu apie šitą dalyką, daugiau ten kažką tai dar daugiau plėstis ir sakyti, nes tikrai labai daug tikrai perskaitęs ir tikrai turiu savarankiškai, aišku. Bet aišku ir kalbėjau, bet kaip sakau, tai yra dar ir blaivus protas sindromas. Tikrai nėra išvestinių ir nėra kažkokių tai mano dar kažkokių tai įsitikinimų, aš tik tai kalbu, mėgstu irgi kalbėti kaip faktas, kaip ir daugelis sako, visą laiką iš mokslinės pusės. Bet tai yra vėl atskira šneka, iš mokslinės pusės, ne iš mokslinės. Nu jo, įdomus. Ezoterika, patikėkit manim, jinai vienintelė, gal turbūt tas rytis ir ta ezoterinė filosofija, kurią aš irgi kaip išvestinę tokią padariau, ten irgi tai jinai atspindi bendrai viską man, ką reikalinga, man jinai sustatė mano pasaulį ir visų kitų žmonių, kas pas mane mokinas. Aišku, po tam tikro laiko tikrai sustato ir tikrai yra visai kiti dalykai. Aišku, ką kalbėti dabar apie tą moterį, tikrai nenoriu, bet man tikrai kartu irgi sunku, nes kadangi jinai tikrai bus puolama iš tų visų, kurie buvo su ja irgi taip toliau, kad ten apkaltins ją visą laiką durnium. Žmogus šitą dalyką gali padaryti. Tai va, irgi ir nei gaila irgi kažką tai irgi, bet aš ką norėjau pasakyti. Kodėl, pažiūrėjau, labai dažnai tam tikrų tokių dalykų yra. Pas mane ezoterik, kada aš prisiimu pas save į akademiją, irgi tikrai būna labai didelė atranka ir sprendžiu, ne tik, kad irgi dar ir yra pasiteirauju pas kai kuriuos kitus savo studentus irgi. Tikrai nenoriu pasakyti, kad vienareikšmiškai kažką tai priimu, taip, kaip ir rektorius, kaip ir vadovas, pavyzdžiui, tiesiog irgi priimu ant savęs tam tikrą tokią atsakomybę. Ar galima tą žmogų dar kažką tai pasiekti. Kuo remiuosi labai įdomių tokių dalykų, ar žmogus yra tikras dėl savo pasirinkimo. Tai yra turbūt, tai nėra, aišku, bet vienas iš svarbesnių dalykų, iš pirminių tų svarbiausių dalykų visą laiką, ar jisai tikrai to nori, ar jisai tikrai nori mokytis, ar jisai tikrai nori kažką tai suprasti. tą dalyką aš labai daug kartų pastebėjau ir, pažiūrėjau, jūs visą laiką, kad mes nesame tikri ir įsitikinę savo žodžiais ir savo kažkokiais tai pasakymais. Aš to noriu. Norėti nedraudžiama yra.
irgi pasakymas, galite, kiek norit galite norėti. Ir jūs taip pat irgi. Bet ar aš galėsiu, pavyzdžiui, pasiekti kažką, tai ar aš, pavyzdžiui, neapsigalvosiu. Daug kartų visą laiką žmoguje yra leidžiama žmogui klysti ir žmogus gali daryti išvadas. Čia jau kita tokia tema. Tokiu būdu, kaip ir nuodėmė neegzistuoja, jinai negali, nes kadangi tiesiog tai neįmanoma. Nuodėmė yra visai, įmanoma. Jinai yra atvirkštinis veiksmas, nieko neveikimas ir tik tai bumbėjimas, kad aš, pavyzdžiui, kodėl to dalyko negalima padaryti. Tai yra didžiausia nuodėmė. O kada darai, kada tu ilgiesi, tada nuodėmės nebelieka. Tai yra tik tai pažinimas, pamokos. Ta dalyką turite labai gerai irgi visi suprasti, suvokti. Ir tai yra, manau, kad daugeliu visą laiką tai yra ezoterinė filosofija jau. Aišku, irgi šito dalyko turbūt kažkur tai galbūt jūs kažką tai gal girdėjot, bet jūs nepriėmėt. Bet taip tai asmeniškai visą laiką yra tame, kad žmoguje jisai gali klysti ir jisai gali padaryti savo ėjimus nereikalingus. Bet yra kiti dalykai, kaip, pavyzdžiui, sėkmingas žmogus ir, pavyzdžiui, užsibrėžto tikslo, aš jau minėjau tam tikrai tokie dalykai, irgi iš pat pradžių. Ir tai turi būti pas žmogų tikslas ir visą laiką kažkokia tai ir tikslo to laikymas. Jeigu pastebėsite, visi sėkmingi žmonės visą laiką turėjo tikslo ir kada jie siekia to tikslo, jie nesuka atgal ir nesižvalgo, kada susitinka su kažkokiais tai sunkumais. Aš irgi seniau darydavau lygiai kaip ir visi, normaliai bijodavo arba nebūdavo tikras visą laiką tam tikrais visą laiką dalykais, nes galbūt taip, gal taip, čia kuo tikėti, kuo netikėti. Bet tik tai pastebėjau vieną dalyką, Dievas arba visata, kaip jūs norite, galite įvardinti, bet jinai padeda tik tada, kada žmogus žino, ko jisai iš tikrųjų nori ir tikrai jisai daro. Apgaudinėti visatą, tai yra, reiškia, nusikaltimas yra prieš viską, prieš save, prieš Dievą, prieš visokį kitokį. Jeigu, pavyzdžiui, jumis draugė kažkas tai apgavo ir taip toliau, jūs tikrai nepasitikėsite tuo žmogumi. Taip ir visata. Prisiminkite visiems savo laikams iki pačio gyvenimo galo, kad jeigu jūs nesate, jūs patepėt slides į kitą pusę, apsigalvojate, pergalvojate ir pasimis kitaip atsirado ir taip toliau, ten, kaip jūs ten mėgstate išvartyti visus šitos dalykus ir tada ten kažkas tai ir aš tada dabar jau kitokia esu ten irgi. Manau, kad tikrai tokio nėra. Tai ir, pavyzdžiui, daug kartų irgi, kada pastebiu, kad ezoterinė, pavyzdžiui, sritis, tarkime, irgi, ten, pavyzdžiui, būrimai visokie kitokie, ten sielos, ten meditacijos, ten reikia ir dar ten virgulinikai ir visokie kitokie, ir ten ir religija, tikrai taip pat, patikėkit manim, joga ir meditacija ir visokios kitokios ten religijos, ten tikrai yra ezoterika. Visi ezoterikai. Kaip jūs norite visą laiką sėdite irgi. Tai va, tai tie žmonės absoliučiai turi žinoti, ko laikytis to tikslo ir eiti ir nekeisti savo parodymų ir, pavyzdžiui, kažkokiu tai kitokio dalyko. Tai reiškia, aš turiu apsispręsti. Tai todėl pas mane, pavyzdžiui, akademijoje irgi taip pat yra kelios paskaitos, ten nemokamos, kaip jūs ten mėgstate, irgi taip toliau, pas pokalbiai ten ir gali būti visokie kitokie dalykai, bet paskui toliau yra pasižadėjimas, arba tu mokinėsi, arba tu nesimokinė. Sėkmingas žmogus nesuka sutikęs sunkumus, nes sunkumą kažkokį tai nesuka atgal.
ir neieško pabėgimo kito plano arba apėjimo kažkokių tai kitokių dalykų. Nesakau, kad tai yra blogai, tai yra kartu įdomu, aišku, galima ten baladotis ir ieškoti, bet kiek aš, pavyzdžiui, kiek aš tikrai pastebėjau, kiek aš žinau, tai dažniausiai visą laiką žmogus, kuris yra sėkmingi žmonės, tai jie visada ėjo link savo tikslo. Aš irgi taip pat pasiekiau irgi tam tikrą lygmenį ir, pavyzdžiui, tiesiog įkūriau akademiją, vien tik tai eidamas va šitokiu irgi keliu, nors pas mane buvo labai daug, ant manęs buvo labai daug žeminimų, kalbų, apšmeižtų ir kaip visokių kitokių dalykų ir aš ten nekreipiau dėmesio. Ir netgi iš artimų, dažniausiai visą laiką irgi tų žmonių absoliučiai tiesiog aš ėjau savo keliu, aš pasiekiau savo kažkokį tai tikslą. Todėl dabar dasiekęs tikrai esu ezoterikoje, galiu ranką pridėti prie širdies, nors kažkiek tai tikrai daugiau išmanau ir galiu daugiau kažką tai pakalbėti negu kažkas tai visa kita. Lietuvoje dar nemačiau, tikrai dar niekas ten, kas mokina, tai yra, nežinau, ką jie ten dėsto. Tai va. Tai pavyzdžiui, tiesiog irgi esmė yra tame, kad reikalinga eiti ir link savo tikslo. Ir čia ir yra toksai kaip povandeniniai tokie akmenys irgi tame, kad daugelis žmonių tiesiog tik tai smalsumas veda. Aš, pavyzdžiui, tiesiog atėjau čia pasimokinti, pažiūrėsiu, ką jis dėsis. Ką va toks idiotas gali padėstyti. Ašgi viską žinau, ašgi viską moku. Daug ką paskui toliau kiti perverdina. Pirmas kursas man labai patinka, pirmo kurso, ten, pavyzdžiui, pirmas kokios 2 paskaitos labai įdomi. Ten visą laiką visi žmonės viską žino, ten 3 kokios paskaitėlės, iki 3, paskui, 3, 4, paskui pradeda suprasti, kad jie iš vis nieko nesupranta ir jie nieko nežino. Arba ką jau žinojo, kaip aš visą laiką sakau, tu turėsi pamiršti. Kaip tai, aš šitą gyvenimą nugyvenau, aš viską žinau, aš tiek viską padariau, dabar viską pamiršti. Jūs sako, idiotas. Ne, tikrai, jeigu taip, pavyzdžiui, norint eiti mokytis ezoterikos, reikės viską pamiršti. Ta, ką jūs visą laiką mokėjai, tarėtės, kad mokote, iš tikrųjų jūs nieko nemokote, jūs girdėjote, jeigu taip, pavyzdžiui, logiškai. Čia irgi galima, paskui tą dalyką visą laiką irgi taip pat kalbu, irgi akademijoje ir parodau tą patį dalyką. Tai va. Todėl, pavyzdžiui, tiesiog labai daugelis žmonių tiesiog apsigalvoja, eina dėl įdomumo, dėl kažko tai, kad kažkas tai kažką tai pasižiūrėti, ką tas idiotas, kaip aš vadinu, visą laiką paims ir papasakos man daugiau negu aš žinau. O aš žinau, bet labai daug. Oi, tai va, kiti taip sako, ne aš sakau, aš tikrai savęs nelaikau visą žinančių arba ten kažko tai išmanančių. Tiesiog, bet aš tai turiu irgi suvaidinti savo vaidmenį akademijoje. Turiu būti rektorius, mokytojas. Tai va, tai tas va irgi apsisprendimas yra pats svarbiausias. Pas mano tokia nuomonė, aišku, ten, pavyzdžiui, kaip kiti kažką tai priima, ten, nežinau, bet jie tik tai duoda dėl pinigų, ten klausia žmogui, ten, jam reikia, nereikia, bet jisai neturėjo ką veikti, tai jisai nuvėjo tenais, turėjo dar kažkiek tai pinigų atliekamų, arba dar kažkur tai ten nuvėjo ar pasiklausė kažkokiu tai paskaitai. Paskui toliau ten jam sujaukia protą, paimkime tokį dalyką, sujaukia protą ir tada jisai pradeda jau nesąmonės daryti. Pastebėkite. Pavyzdžiui, tiesiog tai yra išėjimas iš kažkur tai, iš kažkokio tai užsiėmimo, visą laiką visi tokie pritvinę, tokie vaikšto, apspangę. Ten, pavyzdžiui, kaip ir po spektaklio, kaip ir po viso kito. Tai nieko nerodo. Aš vieną kartą prie bažnyčios irgi ten man patinka, atsistojo, ten irgi atsidarė durys ir visi išėjo dvasingi.
irgi ten pasimeldė ir visi padėkoja, atleidę visiems irgi ir savo ir taip toliau, ir taip toliau. Palinkėję vienas kitam laimę, irgi sėkmės, irgi. Ir taip toliau, ir visi išeina tokia. Ir paskui vieną pamačiau, sakau, stop, stovėk, sakau, eik atgal, sakau. Matau, kad, sakau, dar tu ne tiek, sakau, pasimeldei, sakau, dar, sakau, tu nebuvai nuoširdus, sakau, varyk atgal, sakau, kažką tai daryk. Nu, su manim irgi nėra lengva. Kartais aš ten irgi padarau tam tikrus tokius dalykus. Tai va, tokių irgi neapsisprendėlių labai daug. Ir pavyzdžiui, tai yra tiesiog labai svarbi tokia dalykas, kas tai yra abejonės ir visa kita. Todėl reikalinga, jeigu norite kažką tai pasiekti, tai negali būti abejonių. Galbūt, o gal tada kas nors. Pastebėkite tokį dalyką visą laiką. Jeigu jūs tik abejojate ir pasirenkate kažką tai, arba ten būrėja patarė, arba dar kažkur tai, po kiek tai laiko, jūs sugrįžtate į savo abejonę. Grinai. 100%. Visada. Žmogus abejonės negali būti, jeigu aš jau turiu apspręsti, kaip aš sakau visą laiką akademijai, tai jūs galvokite, kiek norite laiko. Galite nors ir iki mirties galvoti. Gal kitą gyvenime, gal dar sutiksite vėl mane ir galėsite gauti tam tikrą žinią. Arba dar kažkas tai, bet čia abejonių jau nebegali būti. Aš sugebėsiu, aš jau viską žinau, bet dar ko dar irgi nežinau, dar kažko tai. Per sena, negraži, dar visokių kitokių dalykų ten irgi. Kiek pas žmogų yra visą laiką abejonių, tai yra baisu. Todėl, pavyzdžiui, visą laiką čia priimti kažką tai ir eiti irgi, pavyzdžiui, ezoteriką, patikėkit manim. Ir noriu patarti, kad, pavyzdžiui, tiesiog einate ir darote. Esmė yra tame. Tada tik tai jums padės visata ir jinai duos tą, ką jums reikalinga. Aišku, yra ir dar vienas dalykas, ar jūs esate verti to dalyko. Pavyzdžiui, tiesiog irgi, jeigu jūs nesate verti, dar nepasiekę tam tikrų, gal, pavyzdžiui, žinių iš savęs su savim darbo ir visa kita, visata gali sustabdyti šitą dalyką. Visi nori būti prezidentais, bet tampa tik tai vienas. Tai irgi pagalvokite irgi šitą dalyką. Tai pavyzdžiui, tiesiog tai yra vertas, aš turiu būti verta to dalyko. Ir paskui tik tai jau imti ir tada, aišku, visą laiką visata tikrai padės tam, kuris einu ir darau ir nebijau nei tų pasiekmių, nes aš žinau, kad pasiekmės tai yra pamokos. O mes čia atėjome mokytis, gauti pamokas. Taip, irgi. Visi sakot, kad taip ir yra. Tai va, tai reikalinga esmė, tai pavyzdžiui, labai daug kartų, irgi tai moteriai galiu irgi pasakyti, mano nuomonė, kad tai buvo neapgalvotas žingsnis ir pavyzdžiui, tiesiog gal būtų geriau vertėjo eiti kur nors gėles auginti, pavyzdžiui, dar kažką tai užsiminėti, gal į kažkokią tai politiką arba dar kažkur, tai ko jinai tenais. Koks biesas tempia, ta piktoji dvasia dabar jau tempia ją į šitą subinę. Į tą tokį negerą dalyką irgi, kad jinai paskui toliau atgavosi, kas gavosi. Irgi tai pat kiek gyvenimo apgauta žmonių per tą visą laikotarpį. Jinai tą patį pripažįsta, kad jinai apgaudinėjo žmonės. Ir tą, ką dėstė, tai tik tai, kad buvo tam tikra haliucinacijos, kažkokia tai saviapgaulė.
ten yra dar kitas ezoteriniam pasakymui, nesakysiu. Tai va, tai tokio dalyko noriu, kad irgi suprastumėte ir pabaigtumėte. Irgi todėl, pavyzdžiui, visą laiką, jeigu eiti kažkur tai ir nors ir labai įdomu, aš pavyzdžiui, noriu pamatyti tas sielas, aš noriu sužinoti, kas ten daros, aš noriu ten pamedituoti, aš noriu ten tą išmokti ir taip toliau. Kam? O kam tau ten tas visą laiką, ką tu su tuo dalyku darysi? Ir dar tuo labiau, kad tas, pavyzdžiui, visą laiką mokytojai arba ten mokytojai, jie asmeniškai neprisima jokios atsakomybės. Garbės žodis, nei vienas. Kaip jūs norite, galite mane ten peikti, galite sakyti, kad priima, nepriims absoliučiai jokios. Aš, pavyzdžiui, dabar sakysit, aš irgi, ką aš darau, irgi, dabar ne apie mane kalba yra. Patikėkit manim, aš prisiimu tam tikrą atsakomybę už ką man reikalinga, bet aš tą dalyką duodu tik tada, kada jau žmogus pats apsisprendė. Ir tikrai paaiškinu, nenoriu čia namardėsyti irgi tam tikrų ezoterinės filosofijos. Nesakau, patikėkit manim, ezoterinė filosofija yra visiškai kitokia, negu jūs galite įsivaizduoti, galvoti, arba kažkur tai kažkas tai, kad paėmė kažką tai ten pasakė. Todėl ezoteriką geriau nevartokite, kaip ir Dievo vardo, meilės vardo, kaip sakoma, geriau neminėk absoliučiai. Bet nes jeigu mini, tai žinok, apie ką yra kalba. Tai va, tai todėl esmė yra vis dėlto čianais visą laiką, mano tokia nuomonė, kad irgi pats pirmas, aišku, klausimas, ko jinai ten ėjo, ko ten ta meditacija ir ko ten jogoj ten jinai norėjo pasiekti ir visa kita. Todėl tas abejonės irgi taip pat sugrįžta. Aišku, visą laiką ir tie patys mokytojai, kaip minėjau, kurie ten mokinosi, kurie paskui toliau jinai pati susikūrė, darė ir jinai pati tą dalyką pripažįsta ir davedė iki tam tikros visą laiką būsenos. Tai yra psichinės ligos. Jeigu tai, pavyzdžiui, logiškai, nepykite, bet tai yra psichinė liga. Ir tai yra, galiu tikrai įrodyti 100% dalyką. Aišku, čia, kaip sakiau, irgi tinka tas durnius, kuris nežino, kad yra durnius, yra idiotas. Tai va, tai tuo labiau visą laiką čia taip gaunasi tam tikri tokie dalykai. Tikrai neteisiu, tikrai nenoriu kažką tai pasakyti, bet daugelio, kad, pavyzdžiui, tokio, kad nebūtų paskui toliau kažkokių tai ten išvedžiojimų arba dar kažko tai. Norėčiau, kad irgi gerai kažką tai išklausytumėte, pradėtumėte, susidėliotumėte savo galvose tam tikrus visą laiką prioritetus ir tam tikrus tokius dalykus. Aišku, dar ten yra ir kitokių, gali būti visą laiką problemų ir ten taip toliau, ten aišku, kaip jinai pati visą laiką ten išverčia, kad ten ne tuo keliu ėjo, abejonės irgi. Tai abejonės nuo pat pradžių. Ir dar kartą paminėsiu. Jeigu abejojat kažką tai daryti, geriau nedarykite. Ezoterinė filosofija. Jeigu galvoju, tada darau. Jeigu darau, tada negalvoju, o taip tai jeigu galvoju, tada irgi darau. Arba jeigu nenorite daryti, tada negalvokite. Nereikia. Ezoterinė filosofija yra tokia. Nemaišykit, nes kadangi tikrai yra su mūsų mintimis ir su visais kitais, kad paskui toliau nebūtų haliucinacija. Nes dabar daugelis visą laiką, kurie užsiminėja visokiom ten praktikom, kvėpavimais, meditacijom, joga ir dar visokias atsipalaidavimo pratimais, patikėkit manim, tai daveda tik tai iki psichinių ligų. Kaip irgi negražu, galite mane teisti, aš nieko neišmanau, patikėkit manim. Ir meditavau, ir dariau, ir daug ką skaičiau, jums dar nebūna, dar gal, pavyzdžiui, jūsų gyvi nebuvo. Irgi tą dalyką užsiminėjau, ir taip pat visą laiką ieškojau irgi tam tikrų tokių dalykų. Taip buvo. Tai va. O taip tai tikrai, sakau, yra pati jautriausia, yra psichinė mūsų
būsena, psichika pati ir jeigu kažkas tai pasikeičia, ten, pavyzdžiui, tiesiog irgi padaroma ne tuo keliu, pasukama padaroma, tada reiškia, jūsų laukia senatvinė demencija, šizofrenija ir kitos dar, pavyzdžiui, psichinės kažkokios tai lygos. Tai tikrai taip yra. Maždaug po kokią 15-20 metų. Todėl labai aktualu tikrai žinoti ir tikrai atskirti, pas ką ir ką aš turiu užsiminėti, kažką tai daryti. O taip tai tiesiog norėjau pakalbėti tiesiog. Nes kadangi tą dalyką labai daug kartų mačiau irgi ir galiu pridėti ranką prie širdies, visi taip, kurie mano pažįstami ir kurie taip, tikrai ne tą darė, ėjosi tikrai ne tuo keliu ir tikrai ne tuos mokytojus, ne tą buvo pasirinkę. Aišku, reikalingi, tik tai nereikia tokių kardinalių pasikeitimų ir taip toliau, taip toliau. Irgi, nesakau, kad krikščionybė yra blogai arba dar kažkas, tai galbūt, duok Dieve, ir aš ten kažkur tai gal dar pasiekęs kažkokią tai lygmenį irgi, dar kiek aš nežinau, dar čia būsiu, kiek čia gyvensiu, galbūt irgi bus nušveitimo. Man patiko toksai vienas dalykas, irgi pasakymas, kad anksčiau ir vėliau visą laiką žmogus, jisai tikintis, netikintis, jis visą laiką, jisai kreipiasi kažkur tai į Dievą. Tai yra tiesa, įsivaizduojate irgi. Kokį Dievą, aš nežinau, bet pavyzdžiui visą laiką, mes skaitome, kad krikščionė, tai krikščionybės tą Dievą, visą laiką Jėzų Kristų arba tą Dievą, tam pavyzdžiui. Bet taip yra, nes kadangi, kada žmogui kažkokia tai bėda įvyksta arba jam ten skauda, dažniausia žmonės visą laiką senatvėje yra surištas su skausmais ir tikrai su labai dideliais dalykais. Irgi, pavyzdžiui, tiesiog tai tada žmogus irgi pradeda, sako, o Dieve, kodėl tu mane apleidai, Dieve padėk, Dieve man skauda. Ir tai yra tiesa. Tai yra, aišku, kiekvienas traukia link savęs visą laiką. Krišnistai trauktų prie savo Krišną, ten budistai prie Budos, ten kiti dar kažkur, tai, krikščionės prie Jėzaus Kristaus, ten tarkime, prie mergelės Marijos ir taip toliau. Tai va, tai irgi įdomus, va tas visą laiką dalykas irgi, nors ir aišku, mano mokytojas šitą temą ten buvo irgi pajuokavęs, sako, arba šaukiasi į Dievą, arba į mamą. Irgi dažniausiai visą laiką žmogui kažkas tai baisu, ten ne kažkas, tai mama, pas mamą, arba į Dievą. Pas tėvą niekas nenori, niekas nesigrėbė, kodėl, nežinau, irgi. Čia apmąstymai, kaip sakoma, po mano tokių nepriklausomų tokių pagalvojimų irgi tiesiog apmąstymų irgi jums toksai penas pagalvoti, kodėl nesigrėbė įvykus kažkokiai tai, pavyzdžiui, skausmo, kažkokiai tai negeram dalykui, tarkime, mes taip įvardinam, negeras dalykas, ten, pavyzdžiui, kažkur tai nesikreipia, tėtę padėk. Negirdėjau. Įdomu, tiesiog ir jūsų kažkokia tai pamastymai. Tai va, dabar tada ačiū visiems, kurie klausėt manęs ir kviečiu, aišku, jeigu norite, esoterine filosofija atidaryta, galima su manim pasidėti ir pakalbėti ir daug ką pakeisti. Nežinau, kas dar ryžtųsi dėstyti ezoterinę filosofiją, kokią 15-14 metų vienas. Arba aš išprotėjęs, visiškas esu degradas, jau pasiekęs ribą irgi, arba aš genijus. Viduriuko čia jau negali būti. Tai va, dabar tada visiems iki, ačiū visiems.